profesinio mokymo šitas centras vadovaujasi krikščioniško humanizmo principu, pakvietė mus jėzuitus. Mes, kaip šitie pasišventę Dievui vyrai, ateiname dirbti į mokyklas. Ir dabar štai Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras ir Ignaco Lojolos kolegijos įstaiga, kurioje mes darbuojamės, vadovaujamės krikščioniško humanizmo pasaulėžiūrą, primindami, kad yra labai svarbu, kad žmogus būtų gerbiamas, priimamas toks, koks jisai yra, juo labai tikima, pasitikima ir kad jam padedama ugdyti savo asmenybę ir ta asmenybė ugdoma ne bet kaip, o būtent krikščioniškų pagrindų. Tai dvasinis ugdymas, kaip ir pats apibrėžimas, sako, kad ugdom, labinam, keičiam žmogiškąją vieną dimensiją, būtent dvasingumą. Mes tikime, kad kiekvienas žmogus dar turi ir, vadinamą, gebėjimą užmegzti ryšį su Dievu, Dievu, kuris yra ten kažkur aukštai, bet Dievu, kuris gyvena ir čia, manyje, labai arti mano pačioje širdyje. Tai įvairių būdų jungiama kompetencija darbinė, profesinė, reiškia, tos žinios specialiosios profesinės, kurios turi dėrėti su gana jautria, brandžia asmenybė ir įsipareigojimu. Tai mes sakome, to krikščioniško humanizmo pagrindu padedame žmonėms ugdytis. Labai aktualus ir svarbus klausimas, kaip rasti ryšį su žmogumi ir ypatingai su jaunu žmogumi. Čia į centrą ateina dalis žmonių, kurie baigė 10 klasių, kai kurie po abitūros. Ir be abejo, jie ateina labai skirtingų savo kelionės etapų ir kiekvienas yra unikalus. Tai mes sakome, iš tikrųjų, žmogus turi būti žmogiškas ir turi ieškoti ryšio. Tai šiuo metu mes jėzuitai tiesioginio ryšio su jaunimu netiek daug turime. Mūsų daugiau galbūt smaigalyje arba ta tikslinė grupė yra vadovai ir dėstytojai. Ir kadangi yra vertybių ugdymo mokytojai arba auklėtojai, tai mes kažkaip tai daugiau pasitikime, kad per juos įvyks ta sąveika, konkretus susitikimas su žmogumi, bendrauti su Dievu, kartais poreikio žmogus neturi. Ir jam gali būti atrodyti labai keista, svetima. Tai tas klausimas, kokiu būdu žmogus yra kviečiamas ir jam sudaromas galimybės atsiliepti. Ir tada prasideda menas, tokie siekiai, ambicija tam tikra, kad tie žmonės, jauni žmonės, kurie čia mokosi, kad jie galvotų ne vien tik tai apie tą siaurą kažkokią mechanišką, kai išmokstama techniką, įvairias kompetencijas, leidžiančias apkirpti žmogų, jo bruožus išryškinti kai kuriuos, ar ortopedijos kokį nors protezą pagaminti, bet kad tas platesnis požiūris, kad o kam visą tai darau. Tai mes sakome, kad religija lyg turėtų padėti žmogui prasmės ieškoti. Pamatuoti rezultatą šiuo atveju yra labai sunku. Jeigu, tarkim, mokydamasis matematikos ir tu abitūros metu arba kito egzamino metu tu gauni testą, atsakai, tau pasakys, kiek tu paaugai, tai mes šiuo atveju neturime šito grįžtamo ryšio, praktiškai nematuojame. Bet mes iš tiesų tikime, kad vėlgi tie žmonės, kurie nori, jie čia gali atrasti aplinką. Nes iš tikrųjų religinėme ugdyme, katalikiškame ugdyme, tai yra užduotis sukurti gerą bendruomeninę aplinką, tą vadinamą kultūrą bendrą, kuri tave žiūri pagarbiai, su tavimi skaitosi, išgirsta, atjaučia, neniekina, iš viršaus nežiūri kaip į potencialų nusikaltėlį, o kad su tavimi kalbasi. Paradigma tai yra tam tikras būdas veikti arba požiūris į gyvenimą, būseną tam tikrą. Naudojamės Ignaco pedagoginę paradigmą savo ugdymo procese. Tai mes sakom, tas gilesnis, gali sakyti, kad spiralė vyksta tada pažinimas,
patirtis, kuri analizuojama, apmąstant, daromos išvados, tada aš darau sprendimą veikti. Po veikimo aš tada grįžtu atgal į tą procesą, žvelgiu, kas įvyko proceso metu, ką aš jaučiausi, ką naują patyriau. Ir tada vėl einu į veikimą. Tai va, tai yra paradigma ir mokytojai yra kviečiami suvokti, kad visa tai, kas vyksta tam tikrame kontekste, aplinkoje vyksta. Ir tada svarbu to žmogaus besimokančiojo būsena, su kuria jisai ateina, pačio mokytojo būsena, kokiam fone viskas vyksta. Kad, žodžiu, kad tu čia ir dabar turėtum labai blaiviai, realiai vertinti situaciją ir tą mokymosi procesą organizuoti taip, kad jisai būtų pakankamai džiugus.